ką jis sako šitai miniai, mums šį rytą. Melskit pjūties šeimininką, reiškia tėvą esantį dangui, kad siųstų darbininkų. Kad tie darbininkai, kurie ateis, pagelbėtų man ir tau. Kad tavo ir mano širdį, kaip Jėzaus širdį, būtų ramybės daugiau, būtų meilės daugiau, būtų džiaugsmo daugiau. Kitaip sakant, mums reikia tų darbininkų, kurie padėtų mums atstatyti Dievo tvarką. Mėly broliai ir seserys, kaip ir mišių pradžioj girdėjom, kad šiandien prisimenam taip pat ir penktadienio vykusią Jėzaus širdies šventę, kuri taikliai susišaukė ir šios dienos Evangeliją. Juk žiūrėkim, Jėzus mato minią žmonių. O gal tokia, kaip mes esam susirinkę būrelį, gal šiek tiek didesnė, ir mato žmonės suvargusius. Galėtumėm ir mes paimti ir pasakyti, o kiek iš mūsų galėtumėm šiai dienai, ne pasirodant, bet ranką prie širdies pridėję galėtumėm pasakyti, iš tikrųjų esu labai laimingas. Galbūt ir atsirastų, bet greičiausiai nedaug. Didžioji dalis greičiausiai galėtumėm pasidalinti kaip ta minia, kad turim rūpesčių, kas su sveikata, kas su savo artimaisiais. Žodžiu, yra reikalų, kaip liaudis, kad sako, kaip kiaulė pasipjovus. Ir štai Jėzus, matydama šitą minią, ką jis sako šitai miniai, mums šį rytą. Melskit pjūties šeimininką, reiškia tėvą esantį dangui, kad siųstų darbininkų. Kad tie darbininkai, kurie ateis, pagelbėtų man ir tau. Kad tavo ir mano širdį, kaip Jėzaus širdį, būtų ramybės daugiau, būtų meilės daugiau, būtų džiaugsmo daugiau. Kitaip sakant, mums reikia tų darbininkų, kurie padėtų mums atstatyti Dievo tvarką. Taip kaip mūsų kūnui, kad reikalingi yra gydytojai, kurie pagelbsti mums, kad mes galėtumėm bent jau ištvert kūno skausmus, arba jeigu yra galimybė ir išgydyti. Štai kodėl, mėly broliai ir seseriai, šiandien ir klausiam, kadangi yra ir birželio mėnuo, kai yra giedama Jėzaus širdies litanija, ar noriu aš, ar tu nori, kad Dievo tvarka su kiekviena gyvenimo diena vis labiau ir labiau keistų mano ir tavo širdį. Žiūrėkit, mėly broliai ir seserys, pačioj pradžioj, tikėjimo pradžioj, ypatingai kai tas tikėjimas buvo dar tik tai reiškia perduodamas didžiai daliai iš čia susirinkusių sovietiniu metu, kada buvo sakoma tik ryte melstis, vakare melstis ir sekmadienį ateik į bažnyčią ir daugiau mažiau su tavo gyvenimu viskas bus gerai. Laikui bėgant ir puikiai suvokiant ir klausantis ir Dievo žodžio ir dalyvaujant pamaldose, suvokiam, kad tai yra pirmieji žingsniai, kad pats pagrindinis dalykas, ko trokšta tikėjimas, kad aš ir tu matytume pasaulį, kaip Jėzus mato, ir gyventume taip, kaip jis gyveno. Ir kad gyvendami mes iš tikrųjų šitą pakeistume savo ir matyme, ir savo elgsenoj. Štai žiūrėkim, juk yra skirtumas kartais tarp to, kaip Dievas mato ir kaip aš ir tu matau. Paimkim vieną paprastą pavyzdį. Štai Jėzus labai aiškiai sako, bijok. Reiškia jaustis blogai, kai ruošies daryti nuodėmę. O mūsų patirtis ką sako? Jeigu padarau nedidelę nuodėmę, kaip ir sąžiniai šiek tiek nemalonu, bet ne tragedija. Jėzus sako, nebijok, ką kiti žmonės galvoja. Ir juolab nebijok, kai kiti žmonės tave apkalba. Svarbiausia, kad tos apkalbos nebūtų teisios. Kad jeigu kažkas pirštu rodo į mus ir sako, kad esu vagis, o aš esu vagis, tada jokio nuopelno. Bet žiūrėkit, mėly broliai ir seserys, kai sužinom, kad kažkas neteisėtai apkalbėjo arba neduok Dieve neteisėtai apkaltino, ji pasiunta mūsų širdis. Įpykstam ohoho, nepatenkinti esam iki širdies gelmių.
O Jėzus galėtumėm drąsiai sakyti, sako, numok ranką ir palik ramybėj, gyvenk savo gyvenimą, neširsk be reikalo. Ir staiga suvokiam, kad šitas patarimas netaip lengvai yra mūsų širdį gyvenamas. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien mes ir klausomės, kaip Jėzus sako, leisk mano karalystėje skleistis tavo gyvenime. Juk pjūtis didžiulė. Ir prisiminkim, kai kalbam apie tuos darbininkus, mes labai linkę esam pirštų parodyti kitus, kad tie darbininkai, kurie yra reikalingi, tai vyskupai, kunigai, vienuoliai. Ne. Dievo darbininkai yra kiekvienas pakrikštytas žmogus. Kiekvienas, nuo pačių mažiausių iki pačių vyriausių, tai reiškia aš ir tu, nepriklausomai nuo mūsų rasės, nepriklausomai nuo mūsų amžiaus, nepriklausomai nuo to jauni ar pagyvenę ir taip toliau. Todėl, kad Dievo karalystė arba Dievo tvarka gali skleistis kiekvieno žmogaus gyvenime. Ir bendradarbis yra tas, kuris sutinka ir leidžia Dievo tvarkai, šitą pakoreguoti mumise. Vienam dideliam mieste aklas žmogus iš ryto prie didelio pastato atsisėda, pasideda kepurę ir prie tos kepurės yra uždėtas toks kartono gabalas, kur parašyta: aš nematau, esu aklas, prašau pagalbos. Ir jau keletą valandų kas eina ir vienas praeivis, eidamas pro šalį, staiga mato, kad toj kepurėje yra tik keletas centų. Jis pasilenkęs įdeda popierinį pinigą, paima kartono gabalą, apverčia ant kitos pusės ir kažką užrašo. Ir eina į savo darbą. Vakarop grįždamas vėl eina pro tą pačią vietą ir staiga mato, kad ta kepurė yra pilna pinigų. Aklas žmogus, kuris jautrus savo klausai, atpažįsta, kad čia yra to žmogaus, kuris paukojo pirmasis daugiau ir kuris kažką užrašė. Tiesiog paklausė, ar tu esi tas žmogus, kuris iš tikrųjų kažką užrašei. Ir sako, taip aš. Aš negaliu, sako, perskaityti, bet ką tu užrašei, kad man pradėjo dosniau aukot. Nusišypsojęs praeivis pasakė, aš užrašiau tiesą. Ir tiesa skambėjo taip. Šiandien yra nepaprastai graži pavasario diena. Saulė šviečia ir šalia esantys žmonės džiaugiasi pavasariu ir yra laimingi. Tačiau aš to negaliu pamatyti. Jei galit, padėkit man. Sakykit, mėly broliai ir seserys, juk tie žmonės, kurie praėjo pro šalį, turėjo tą pačią širdį. Tik jeigu vienu atveju eini pro šalį ir tie žodžiai, kaip liaudis sakytų, neužkabina mūsų širdies, tai mes ir praeinam. Bet štai jeigu šitie žodžiai kažkokiu būdu ataidi mūsų širdį, kažkoks tas gerumas, buvimas Jėzaus mokiniu tarsi savaime įsijungia. Juk prisiminkim, Dievas yra sukūręs mūsų širdį pagal savo paveikslą ir panašumą. Reiškia, mūsų širdį yra ta tvarka, ji kartais užgriozdinta, kartais kažkur tai uždėta kažkokių gyvenimo smulkmenų ant viršaus. Ir štai šiuo atveju reikia labai nedaug. Juk kiekvienas iš mūsų, kaip ir mes, po tikrai nelengvos ir ilgos to žiemos, kai atėjo pirmos pavasarinės dienos, iš tikrųjų visas kūnas, tiesiog visa širdis džiaugiasi pavasarinė. Ir staiga suvokiam, kad tas žmogus, kuris iš tikrųjų negali matyti, nors suvokia, kad saulė šviečia, jį kūnas jaučia tą šilumą, kreipiasi ir sako, kad jeigu gali, ir tai kažkokiu būdu atliepia. Sakykit, mėly broliai ir seserys, o kas turėtų nutikti, ką reikėtų, kad mums užrašytų, ar ką reikėtų, kad mes pamatytume,
kad va taip žiūrėdami viens į kitą pirmadienį ar kokį trečiadienį, vot atrastumėm tą širdies gerumą kiekvieną savo širdį labai natūraliai, ne per jėgą, nelaužydami, neversdami kažkokiu būdu, bet vot taip, atrasdami tą Dievo tvarką kiekvieną savo širdį. Atvažiavo vienas cirkas į miestą, netokį jau ir didelį, ir vakarop sugalvojo parodyti pasirodymą. Žonglieriai šiek tiek užtęsė ir vienas iš paskutinių tų cirko tokių pasirodymų buvo ėjimas ištiestų linu. Ir kaip visada, paprastai, jeigu žmonės ploja, tai tie pasirodytojai iš tikrųjų šiek tiek prideda papildomos tos programos ir taip nutiko, kad jau gerokai sutemo, kol atėjo laikas tam cirko artistui eiti linu. Ir staiga šviesos per daug nėra, lipa į viršų ir staiga niekaip negali suprasti, kodėl tiesiog minia šnabždasi. Galvodamas, kad galbūt kažkas nutiko, jis užlipa ant viršaus ir staiga pastebi, dėl ko ta minia šnabždėjosi. Jo sūnus, mažas sūnus, vos keletos metų, berods 5 ar 6, užlipo iš paskos. Ir jis sako, tėti, aš eisiu kartu. Ir nuščiuvo iš tikrųjų to tėvo širdis. Jis žino, kad tamsu, jis kaip ir pasitikė savim, tačiau sūnus, nepaisant to, kad jis nuolat jau kaip mažas vaikas, jis tiesiog beveik laksto, tačiau yra tamsu ir jo širdis iš tikrųjų dreba. Nežinodamas, ką daryti, jis nusprendžia, užsideda savo sūnų ant pečių ir pasiruošęs eiti linu ir sako savo sūnui, sūnau, kai aš eisiu, tu žiūrėk į žvaigždes. Niekur kitur nežiūrėk, žiūrėk į žvaigždes. Juk visi puikiai suvokiam ir suprantam, kad jeigu vaikas žiūrės į žvaigždės, jis bus ramus. Jeigu žiūrės savo po kojom, galbūt išsigas, pradės svirduliuoti ir nieko gero nebus. Ar nepanašiai Jėzus sako tau ir man, ypatingai kai gyvenimo sutemos suspaudžiamos, kai nusimenam, kai bėdos įspaudžia į kampą. Jėzus sako, pakelk akis ir žiūrėk į mane, žiūrėk į kryžių, žiūrėk į Dievo meilę, kad širdis atgautų pusiausvyrą, kad prisimintume, kas mes esam, kad leistume Dievui atkurti tą tvarką, kuri yra mumise jo sukurta. Štai kodėl šiandien klausydamiesi, kaip Dievas siunčia tuos apaštalus, puikiai suprantam, kad Dievas ir mane, ir tave siunčia į ateinančią savaitę, į tas gyvenimo dienas, kad ir mes neštume tą gerąją naujieną. Kad ir mes matydami tuos žmonės, kurie yra prislėgti nuo nevilties, kurie neturi kažkokios atramos, galėtumėm pasakyti kaip tas tėvas tam sūnui. Žiūrėk į jį, iš jo ateis ramybė. Dievas ateis į tavo gyvenimą ir atneš viltį. Pasikviesk Dievą, leisk jam veikti. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, kai Dievas siunčia, jis nesiunčia kitų, jis siunčia tave ir mane. Juk didžioji dalis iš mūsų buvom pakrikštyti, kai buvom kūdikiai. Tąsyk tėvai ir krikšto tėvai už mus. Dievo akivaizdoj išpažino tikėjimą ir atsižadėjo piktosios dvasios. Ir pažadėjo Dievui ir mums pažadėjo, kad padarys viską, kad tas tikėjimas išsiskleistų mūsų širdį. Ir šiandien, būdami jau suaugę, iš tikrųjų mes drąsiai galim sakyti, sutinku Dieve ir noriu būti tavo karalystės dalim. Ir noriu, Dieve, kad mano širdis vis labiau panašėtų į tavo širdį. Amen.